Sveiki, aš esu Vadimas ir čia yra Vilniaus universiteto ekonomikos fakulteto žinios. Aktuali informacija studentams. Spalio mėnesį ekonomikos fakulteto pirmakursiai turėjo vieną iš svarbiausių jų studentiško gyvenimo švenčių – krikštynas. Pirmakursiai liko labai patenkinti ir dar ne visai atsigavo nuo gerų emocijų. Dėl to norėčiau priminti, kad nuo gruodžio 1 dienos iki gruodžio 15 dienos reikia pasirinkti bus dalykus pavasario semestrui. Rugsėjo mėnesį Vilniaus universiteto ekonomikos fakulteto grupių atstovų taryba įvertino ekonomikos fakulteto bakalauro studijų pirmasis paskaitas rudens semestre. Pirmosios paskaitos metu dėstytojas privalo supažindinti studentus su dėstomo dalyko aprašu, nurodydamas vertinimo kriterijus bei atsiskaitimo reikalavimus. Vilniaus universiteto ekonomikos fakulteto grupių atstovai užpildė anketas, kuriuose ir pateikė informaciją apie pirmasis paskaitas. Anketų rezultatai parodė, kad daugiau nei 95% dėstytojų pateikė reikalingą informaciją pirmosios paskaitos metu. Studentė, jei dėstytojas pamiršo paminėti visą reikalingą informaciją, visada paklausk dar kartą. Informacija studentams, pretenduojantiems vienkartiniai socialiniai stipendijai. Paskubėkite atnešti savo prašymą iki lapkričio 15 dienos ir tada spėsite į šio mėnesio skirstymą. Rubrika po paskaitos. Sveiki, aš Laura, čia rubrika po paskaitų. Šiandien pakalbinsime Vilniaus universiteto studentų atstovybės pirmininkę Ugnę Pocevičiūtę, kuri man plačiau papasakos apie artėjantį Ekofestą. Ekofestas yra viena diena skirta versliems mūsų ir viso Vilniaus universiteto studentams susipažinti su tuo, kaip iš tikrųjų dirba įmonės, kurios yra susijęs su ekonomika, vadyba ir vadybos informacinėmis sistemomis. Ir kaip viskas vyks, tai pradžioje visi turės galimybę susipažinti su įmonėmis iš arčiau, paklausyti tam tikrų paskaitų, sudalyvauti workshopuose, tam, kad galėtų pasiruošti praktiniai užduočiai, o vėliau ją atlikti. O kokiagi bus praktinė užduotis? Tai kiekviena dalyvaujantį įmonė pateiks atvejo tyrimo užduotį, kuris susijęs su realia įmonėje kylančia problema ir komandos galės tą užduotį išspręsti, negalės, o turės ją išspręsti. Ir tie, kurie geriausiai išspręs ir geriausiai pristatys, turės galimybę atlikti atvejo tyrimo užduotį realiai pasirinktoje įmonėje ir turėti galimybę toj savo pasirinktoje įmonėje atlikti praktiką, kuri yra privaloma, kaip žinia, mūsų fakultete. O pats organizavimas prasideda jau lapkričio 26 dieną, kai vyks pirmasis Ekofest susirinkimas ir jisai vyks 102 auditorijoje 18 val. Bet visą dar tikslesnę informaciją galite sekti mūsų atstovybės EFSA Facebook puslapyje. O pats konkursas vyks vasario 26 dieną MKICE, mūsų gražioje bibliotekoje. Dabar pakalbinsime USF organizacinės srities koordinatorę Vilę Garauskaitę, kuri mums plačiau papasakos apie artėjantį pirmąjį Merkurijos susirinkimą. Sveika, Vilė. Sveiki. Tai gal pradėkime nuo to, kas yra Merkurijos dienos. Taip, tai Merkurijos dienos yra 4 dienų šventė. Tai šventė skirta visai Vilniaus universiteto ekonomikos fakulteto bendruomeniai, švenčiama balandžio mėnesį. Ir šios šventės metu kiekvienas bendruomenės narys gali pasidžiaugti, kad yra šio fakulteto dalis. Tai kas vyks pirmojo susirinkimo metu ir visi norintys gali jame dalyvauti? Taip, tai pirmojo susirinkimo metu bus pristatoma fakultetinių dienų koncepcija, Merkurijaus dalys ir kiekvienas norintis gali ateiti į susirinkimą, taip pat kiekvienas ekonomikos studentas gali prisidėti prie Merkurijaus dienų organizavimo. Susirinkimas vyks lapkričio 13 dieną, 6 val. Vakare. Visa informacija dar bus patikslinta puslapyje. Nesenai įvykusiuose Saulėtekio sveikatingumo dienose studentai galėjo pasitikrinti savo regėjimą, atlikti živ testą arba tapti kraujo donorais. O taip pat pertraukų metu TV3 sporto vedėja Vlada Masvidaitė ir Barom organizacijos atstovai vedė paskaitas apie sveiką gyvenimo būdą. Su jumis buvo rubrika po paskaitų. Norime sužinoti, kasgi vyksta naujo Vilniaus universiteto studentų atstovybėje ekonomikos fakultete. VUSF spalio mėnesį nuveikė šiuos darbus. Pirmiausia, surinkome Vilniaus universiteto ekonomikos fakulteto privalomos literatūros sąrašus, atnaujinome 102 auditoriją,
pakabinome VUSA-F lapkričio mėnesio veiklos kalendorių. Taip pat skambinome įmonėms, kad jos suteiktų VUF studentams vardinių stipendijų. Kelios įmonės susidomėjo šio pasiūlymu, todėl laukima tikslesnių atsakymų. Taip pat studentų atstovai dalyvavo Vilniaus universiteto senato ir Vilniaus universiteto studijų komiteto posėdžiuose bei susitikime su VU studijų komiteto pirmininku. VUSA-F nariai dalyvavo organizuotuose video montavimo mokymuose. Suorganizavome Vilniaus universiteto ekonomikos fakulteto pirmakursių krikštynas FXTV šokis EF ritmu. Tai buvo parengti 30-15 dienų bei krikštynų programos filmukai bei visa kita reklaminė medžiaga. Krikštynų metu įvyko pirmakursių šokių pasirodymai, orientacinės varžybos bei vakarinė dalis, kurios metu koncertavo TF bandas, Gabrielė Sinkevičiūtė bei Electronic Eye. Su kitais Saulėtekio fakultetais organizavome avironų degimo akciją, taip pat vykdėme projektą Ar žinojai kad. Be to, parengėme spalio VUF žinias bei pirmąjį VUSA-F serialą Be VU negerai. Taip pat suorganizavome Vilniaus universiteto ekonomikos fakulteto šprotų muštinio turnyrą. Tai turnyrui suradome rėmėjus, kurie įsteigė prizus bei parašėme visą medžiagą reklamą. Taip pat suorganizavome Vilniaus universiteto Saulėtekio fakultetų stalo teniso turnyrą bei Saulėtekio jėgos turnyrą. VUF grupė atstovų tarybos koordinatorės organizavo VUF grupė atstovų tarybos išvažiuojamuosius rudens mokymus, kurių metu grupė atstovai mokėsi suderinti egzaminų tvarkaraštį, nagrinėjo studijų nuostatas, mokėsi dirbti komandoje ir kitaip kėlė savo kompetencijas. Grupės atstovų tarybos surinko VUF magistrantų kontaktus bei pradėjo pildyti trūkstamos literatūros sąrašą. VUSA-F žmonių išteklių koordinatorė vykdė pokalbius su nariais, kurie yra neišsilaikę bazinių socialinių akademinių žinių testo, suorganizavo VUSA-F narių išvažiuojamosius rudens mokymus bei prižiūrėjo VUSA-F narių veiklos lenteles. VUSA-F pirmininkė dalyvavo dviejose VUSA tarybos posėdžiuose ir VUSA parlamento posėdyje, kuriame svarstyti bus klausimai ir VU komisijų ir komitetų veiklos klausimai. Paklausykime, ką mano mūsų studentai. Rubrika Studento balsas. Sveiki, čia ir vėl aš Ramita bei rubrika Studento balsas. Šiandien pakalbinsiu kelius studentus gyvenančius Bendrabutyje. Kadangi prabėgo daugiau negu porą mėnesių, manau, jie įsikūrė ir turės mums papasakoti, ką nors įdomaus. Taigi, barakas. Barake mes gyvenam. Tai barake labai linksma, ypač kaip trečią ryto nusprendė pagręžti lubas. Lenktynės. Liftų lenktynės. Mums iš 11 aukšto teko važiuoti į 5 aukštą. Ir aš laimėjau. Nes mano oponentas nuvažiavo į 16 aukštą. Turim dvi nuostabias kambariokės ir turim daug draugų, tačiau yra viena nedidelė bėda, tai nedraugiškas kaimynas, kuris per 2 mėnesius mums apsaugą iškvietė tik 6 kartus. Vežėm lovą liftu ir pastatėm ją vertikaliai ir užkirtom kelią lifte. Niekas negalėjo įeiti ir išeiti. Ir važinėjom tai pirmyn atgal. Eidami pro baraką savo idėjas, kad galime suvažiuoti. Norėčiau visus mus pasveikinti su artėjančia švente – Tarptautinė studentų diena, kuri vyks lapkričio 17 dieną. Tai buvo Vilniaus universiteto ekonomikos fakulteto žinios. Iki!